Labas rytas, suraitytas. Testeris, kur testeris? Žodžiu, vakar turėjom tokių problemų. Name pradėjo dinginėti elektra. Ir dinginėjant elektrai mum žodžiu sudegino galimai šaldytuvą. Kokiu būdu? Kaip kas, nežinau. Tai skambinausi iš pat ryto į Dėlavalį. Šitas kompas 600 eurų. Nes jūs šitų MTR 30 nebegamina. Ar gal dabar ir neturi. Tiksliai neišgirdau, bet žodžiu dėtų MTR 40, tas naujesnis, jisai 600 eurų. Jo. Tai parodė biškį čia su laidukais. Kaip sužaist, ieškau testerių. Maladėts. Tai žodžiu pasitikrinom, kad ar tikrai tą elektrą atsijungiau. Ne, gerai. Nu, čia mano rytinė kava. Pienas šyla. Reikia saugiklį dar pasitikrinti. Žodžiu. Tai nežinau ar sudegino. Galimai, nes kompas neveikia. Šaldytuvas rankiniu būdu šaldo, bet nesisuka maišyklė. Sakė maišyklė, kad bus sudegus, tai labai mažai tikėtina, nes dažniausiai viskas eina per kompą. Tai pirmoji eilėj sakė, kompas nusprogtų, tada tik tai tas. Žodžiu. Gerai. Nu dabar bus galima pieną sudauti. Mama mechanik. Nu va, ačiū tėvui. Staupyti 600 eurų. Nu ir dar plius darbas. Labai... Pirmą kartą realiai su Dėlavaliu reikia turėti reikalų, bet labai kantriai ir maloniai išaiškino, ką reikėtų daryti, jeigu ne saugiklio problema. Bet viskas tvarkoj. Nu ten dar saugiklį nereikalų tipo pakeist, bet jau viskas ant tiek trapu tam kompe, kad ten turėjo, aš nežinau, kokius pirščiukus turėt, kad nieko nenulaužyt. Tai viskas gerai. Taip, dabar reikia eiti į kambarį, reikia paskambyti margučiam, reikia paskambyti dar vieną įmonį, reikia paskambyti dėl grūdų sėklos. Poryt ateina lietus. Iki lietaus, iki trečiadienio būtų neblogai apsiarti tenai, kur buvo bulvės, išsikultivuoti tenai, išsikultivuoti naumestį ir pasisėti. Biški paraim per mažai valandų. Ai. Ir šitas gaidys vėl linko. Šitą pusę sutvarkėm, pakeitėm, jokių problemų, dabar anoj pusėje ta pati situacija. Čia vėl pusašiai. Tai vat, kaip tik mėšliuką pakrauni ir labant. Tai liekam su vienu traktoriu, tai čia dar labiau lengvina darbus. Nu bet gal netyčia atsiras stebuklas, duos kas nors naują traktorių. Pažiūrėkit, kaip turi kurtis Belarusas. Iš pusę pasukimo.
sakė pravažiuoti tik tai su kultivatorium. Aš biškį padargų sumaišiau. Ne, aš juokauju, nieko nesumaišiau čia su kultivatorium, čia būtų buvę, atsiprašant, šikna, nes man dabar su plūgu ariant kemša, tai nežmoniškai, nes šitas galas ypač kemša, nes čia iki pusės lauko nenusikasė bulvės. Ir čia tavo, kaip matėt, žalia žuolytė vešli labai užaugus. Ir aplamai numatus, kad čia tų kupstų tikrai nemažai, o su kultivatorium tai čia būčiau prisidirbęs darbo tiek, kad čia jau lėkštės didelės sunkės kišo. Tai apie kultivatorių čia net nėra ką pagalvoti. Na, aišku, buvo galima pabandyti, bet tai nėra laiko čia važinėti. Reikia taupyti kūrą. Tai šiaip gaidys yra art su vientilčių traktorium. Ta prasme, aišku, gali važiuodamas blokatorių įsijungti, bet tai, nu, kiek tu turi laikysi, kelis metrus gali palaikyti, o taip paskui koją atkirs ir viskas. Gal kam bulvių norit susirinkti, išsikasti iš po žemės. Tai, nu, šiaip neblogai. Pirmas vagas labai sunkiai sekėsi atsireguliuoti plūgą, kad mažiau kištų. Dabar gerai. Ir kad mažiau kištų ir labai reikia žiūrėti tai, kad, pavyzdžiui, kai važiuoji, kad būtų galima vagoj paleisti vairą ir jisai važiuotų, ta prasme, ratai stovėtų visada tiesiai, kad plūgas neneštų traktoriaus į šoną. Nes tada gaunasi, nu, nesąmonė tiesiog. Taip iš tikrųjų ir turi būti, kad ratai visada tiesiai važiuotų. Nereikėtų laikyti vairo. Priverstinai, tipo, gaudyti. Tai kiek metų ariu, vis po biškį ką nors naują išmokstu. Kaip perprasti arimą. Tai šiaip su lėkštėm čia gražiai išsidirbo šitą galą, tai 2 kart važiavo. Tai, nu, čia daugiau būtų šiaip iš tikro gal padaręs ir normalų dirbamą plotą, bet būtų dar ne vieną kartą reikėjo važiuoti. Bet kadangi mes mąstėm vežti čia mėšlus ir tada arti, tai nebuvo pagrindo labai idealiai jį susitvarkyti. Tai, bet kadangi mėšlų nevežėm, nes išlėkščiavo tik dėl to, kad būtų lygesnis laukas, kad vežant mėšlus ir paskiau ariant nebūtų tos didelės masės apverst, nes nesugebėtų plūgas atlikti tokio darbo, būtų labai daug augalinių liekanų ant viršaus. Ir tada reikėtų kultivuoti ir galbūt vėl arti. Nu, žodžiu. Sudėtinga schema. Tai, nežinau, pusę lauko jau suariau. Reikia važiuoti pabaigti. Labas rytas. Rytas, 1 valanda. Grįžtam iš turgaus. Žodžiu, šiandien įdomi diena laukia. Atveža sėklą. Jau kaip ir turėtų būti netoli, skambinu, kad jau link mūsų juda. Tai atveža sėklą, paskiau dar kai ką atveš. Šiandien bus įdomi dienelė. Labai laukiu, nesulaukiu, būtų neblogai pasisėti, nes rytoj lietus, poryt lietus, dar poryt irgi lietus. Primerks žemė ir bus tada negerai. Tai gal šiandien kaip nors iki naktų išeis pasėti, nes reikia dar išsikultivuoti. Tai paskiau dar kol normą pasigausiu, nu žodžiu. Nu, kaip nors gal. Atvežė sėklą. Jau šiaip 3:30 mes
jau net ir 8.2 sutvarkėm. Kol kas važiuoja. Raktai vis dar ant frontalinio, aišku. Naują visą kampą keitim. Žodžiu, kaip ir praeitoj pusėj, ana pusė praeitais metais, kai kelis kart reikėjo pusašius keisti, paskiau tiesiog neapsikentė visą kampą nupirkom, nes buvo tos gilzės ten trūkusios ir pasibaigė problemos. Dabar kita pusė, ten jau gamykliškai surinkta, tai jau atitaikyti kampai viskas. O rugių sėkla, tai aš sakyčiau, nežinau, man biškai gal tokia jinai nėra labai stambi. Nežinau, bus gerai. Kodėl tu nesaugai kiemą? Ką? Mes išvažiuojam pas karves, grįžtam. Ir kažkas jau mane to. Tuščia. Jūs nežinot? Nu, aš gal daugiau žinau negu jūs. Bet... kaip čia gerai. O. Laikinas ofisiukas. Nepergyvenkit. Dar tiek milijonų neuždirbau, kad nusipirkčiau. Tai ką, žinau. Tai kągi mes čia turim. Mes čia turim Kijotį 120 arklių. 120 arklių. Su frontaliniu krautuvu, griebtuvais, kuriuos tuoj nukabinsim. Ir, ką žinau, diena dar tik prasidėjo, 7 valandos. Tai būčiau kaip ir galima nuvažiuoti, ką nors padirbti. Lempukai gražiai šviečia. Tai galėtų šito pipsėjimo ir nebūti iš tikro. Aišku, čia saugumo sumetimais, bet šiaip aš nesupykčiau, kad jo nebūtų. Ką pastebėjau besisukinėdamas po kiemą, kad labai manevringas, šiaip ko aš nelabai tikėjausi. Reikėtų pasitikrinti, kad dabar man bus labai sunku, kol aš prie jo priprasiu. Tai kol aš prie jo priprasiu, frontalinis labai aukštai kelia. Pliusas. Šiaip jis nėra tas frontalinis iš tų mažesniųjų, bet man sakė, sankabos nereikia junginėjant yra šitos pavarų puselės, didint, mažint. Šuniaus reikia nepervažiuot.
visa kita tai patogu. Pasitraukiam sėklą, jūs nieko nebematot, kur šviesa. O, matot? Šitą turit matyti. Irgi reikia šviesukės įsijungti. Gera proga, sveikinimams laimėtojų šiandien tikrai. Tai pasitraukiam tą ir važiuosim dar bent jau tą hektariuką. Pabandyt prasikultivuot. Labai gniešti nagus iš tikrųjų bandyti. Nes Gultė Gintarytė su šeimomis yra nukėlę į Mantelį, sveikina brangią mamą Danutę, gražaus gimtadienio. Paskiau 3 dienas rodo lietų, tai ką per tas 3 dienas tu galėsiu važiuoti susimėšlus, susikabint ir viskas. Ten, kur gyvuliai buvo šerti. Sveikinimus skiria Kaune gyvenančiai pusseserei Romai. Gražaus gimtadienio proga. Besėjimo, kultivavimo, tokiam kažką. Labai gerai, kad visur eina pratilt. Jisai toksai nėra per daugiausia platus kaip 120 arklių traktorius, tai šiaip labai manevringas. Aišku, gal tokio galingumo traktoriai nėra nemanevringi, bet šitas tai ypatingai tikrai, jeigu kieme apsisuku, tai reiškia gerai. Mes su 8-2 neapsisukam kieme. Visas merginų kolektyvas negaili likėjimų, negaili gražių sveikinimų šauniai vadovai. Šitas jau yra pliusas. Skambinti mums. Frontalinis belenkai aukštai kelia, ta prasme, neišpasakytai. Žinokit, ką aš galiu pasakyti, šiaip pats atsireguliavimas šitų visų aukščių, cilindrų, jau aš dar tik antrą kartą važiuoju, bet jau atsireguliavimas aukščio šiaip yra labai malonus. Išdirba labai gražiai, kultivatoriaus ratus padarėm, tipo, kad ant pačio geriausių dirbtų. Gal dar truputį reikėtų greičio daugiau. Čia pasireguliuosim. Šiaip, tai jisai nejaučia to kultivatoriaus. O kokį germinatorių, tai va jau sakė, būtų rimčiau. Buvo prie jo 4 korpusų plūgą prikabinę. Aš dar pasididinsiu pavarą. Pasikėliai. Man atrodo, reikėtų traukę biškį patrumpinti. Oi, čia tuoj žiūrėkit reikės ir flashlighto. Nebematau kur eit, žodžiu. Jo, šiaip suvarėm visų gylių. Nu, nejaučiais to kultivatoriaus, čia jisai yra realiai per mažas. Kažkaip gal vienoj rankai palaikysiu. Yra per mažas. Nu, išdirbo, tai aišku, dar tų grumstukų yra. Nu, aš žinau, kas yra naujas traktorius, tėtis irgi žino, kas yra naujas traktorius, nu, bet aš bent jau tarp kojų pavarų neieškau pastoviai. Nu, čia, žinau. Žino, kad yra reversas, bet vis tiek dar įpratis yra tarp kojų ieškoti pavaras. Nu, tai va šitą, jeigu jūs girdit, važiuojant atbulą įsijungiat apipynę šitą iš karto atjungčiau, nes viduj nesigirdi jos, bet lauke tai cypimas konkretus yra. Nu čia toks saugumas sumetimais, bet vis tiek.
kažkaip. Ir sėdenį iš karto meščiau lauk. Nu, nebent dar negaliu nieko sakyti, rytoj aš čia bandysiu pasižiūrėti, pasireguliuoti. Bet jo. Dar patogus dalykas, tai mygtukų šiaip išdėstymas. Nu, toksai realiai kaip tokiam traktoriui, tai sakykim, patogus. Tada, kas gilį nusistatei, į mygtuką paspaudėjai, nuleido tau iki norimo, visada iki to lygaus ir viskas. Paskiau, ką dar būtų galima paminėti. Nu, apšvietimas realiai viskas tvarkoj. Pavaros viskas gerai. Realiai jungiasi švelniai. Nu, nebent jau užlaužysi apsukas pastoviai, nu žinot, kaip būna. Tai dar, sakė, yra 14-tukas, 100 kiam arklių. Tenais yra su amortizuojančia kabina. Tai gal tam biški minkščiau. Tai gal tam biški minkščiau. Šitas irgi taip ant lauko važiuojant viskas tvarkoj, bet jeigu pasikabinęs kultivatorių ar kokį pakabinamą padargą ant galo, tai per duobę pravažiavus jaučiasi tas kietumas, bet reikia paminėti gal tai, kad jisai nėra pilniausios komplektacijos. Nėra orinių stabdžių. Nu, žodžiu, rytoj dar plačiau apžvelgsim.